dienos liko, pavaišyk mane. Pavaišyk mane. Pavaišyk mane. Gal ir būsiu aš tavasis, pamylėk mane. Pamylėk mane. Pamylėk mane. Griežynė 2013 šiandieną vyksta. Plačiau galbūt apie šį festivalį, kas nežino, kas tai per festivalis, kelintą kartą jis yra jau rengiamas. Tai yra tradicinė 7-oji kapelų šventė, kuri išaugo nuo pirmosios buvusios vietinės Raseinių rajono kapelų iki respublikinės regioninės ir šiandien joje dalyvavo 10 rajonų. Tiesiog yra mainų programa, mes pas juos, jie pas mus. Ir tokios garsios kapelos kaip Vilainiai, Zypliai, Žiežmara, Šeduva, draugai, muzikantai, vienos sielos žmonės. Pradininkė šios šventės vardinkite. Sveikinote, girdėjau. Taip, pradininkė buvo buvusi kultūros mūsų namų direktorė, filialo vadovės Seselė Sadauskienė, kurie išaudė mintį, kad turėtų būti tokia griežynė, kaip šventė. Ir joje, kaip sakiau, jau buvo pirmosios rajono kapelos, buvo Ariogala, buvo Kalnujai, Girkalnis, jeigu nepameluosiu, tai turbūt ir Pagojukų ten kažkokie, vietiniai mūsų rajono muzikantėliai ir kartu su rudens švente. Pat to mes, kaip pradėjom dalyvauti kitose rajonuose ir pasikvietėm juos pas save, jie pas mus ir išaugo didesnė. Tai nuo mažos iki didelės, iki labai didelės. Sakykite, seniūne, per tos 7 metus, kol vyksta ši šventė, kaip dalyvauja žiūrovai, vietiniai, galbūt iš kitų rajonų atvažiuoja, ar aktyvūs žmonės? Jeigu žvelgčiau šiandieninėmis akimis, tai galvočiau, kad yra 50 ant 50. Yra labai daug atvažiavusių, gal net daugiau kaip 50% atvažiavusių negu vietinių. Nežinau, kodėl vietinių nesidomina, gal tai rudens diena, gal bulviakasiai, bijau ką nors sakyti, bet kiek sutikau žmonių, jos visus sudomino kapelų pavadinimai. Nes jie nesitikėjo čia, kad galima matyti Vilainius, galima matyti kaime Zyplius, kad tai yra nemokamas didelis koncertas. Manau, kad išgirdę ir pamatę ir vietiniai kitą metą gausiau dalyvaus. Visgi šią tradiciją toliau plėtosite ir kitą metą vėl vyks. Jeigu Dievas duos jėgų ir sveikatos, tikrai taip. Nes jau žinom, kad kitoji griežynė 2014 metais rugpjūčio 30 dieną. Tai yra paskutinį rugpjūčio šeštadienį. Ir kurie buvo šiandien kapelų vadovai, kaip ir surašėm tokią mažą bendradarbiavimo sutartį, kad rezervavom vietą kitų metų rugpjūčio pabaigai, kad būtų, kad jie čia dalyvautų, kad vėl būtų didelė ir graži šventė. Žalė žorinėlė, kur to mergų žėla, kurio aš mylai, kur to mergų žėla, kurio aš mylai, ir širdelai turi, pieno ir naktalai, meilingai kalbai, pieno